Kochlija lygu mūsų lietuvių kalboje sraigė. Kodėl dažnai savo video aš naudoju kochliją? Todėl, kad klausos aparatai, kurie veikia per būtent mūsų sraigę, kochliją, jie vadinami kochleariniais aparatais. Klausos aparatai, jie veikia per kochlearinę ausį. Tai dabar dar truputėlį noriu apie ją papasakoti. Tai kochlija yra lygu lietuviškai sraigė. Ir jos pagrindinė ypatybė yra tai, kad jinai yra pilnai apsupta, jinai yra visiškai pilnai kaule. Ir mes pridėsime jums paveikslėlį ir jūs galėsite pasižiūrėti. Todėl per kaulą labai greitai garsas pasiekia kochliją ir iš karto keliauja į smegenis. Tai mūsų ta kochlija, sraigė, yra pagrindinis elementas, kuris verčia garsą impulsų, verčia garsą tokių elektroninių, neuroninių impulsų ir perduodančių visą tą mūsų garsą į smegenis. Tai yra pagrindinis kochlija, sraigė yra pagrindinis elementas, perduodantis, verčiantis garsą į neuroninį impulsą.